sveiki visi, aš atėjau šiandien parodyti jums naują metodą, kurį galite bele kada daryti visiškai nemokamai, jums nieko nekainuos, jeigu norit pradėti reselint, bet neturit pinigų, tai čia bus metodas, kaip galėsit tiesiog užsidirbti pinigų. Taigi, pradėkim. Truputį apie metodą. Čia yra Depopas ir čia yra AliExpressas. Tiesiog paimat iš AliExpresso keliat rūbus į Depopą, kuris manot, kad žmonės pirktų ir tiesiog jums visiškai nereikia turėti stoko. Žmogus susimoka už prekę, jūs užsakot AliExpress'e, jūs jam nusiunčiat tracking kodą ir taip sukasi. Taigi, visų pirma, aš turiu visiškai naują accountą, kurį visiškai neliečiau. Ką jam turiu pirmą padaryti? Turiu būti aktyvus ant jo, kad Depopas tiesiog nepaflegintų jūsų accounto kaip botinto ar kažkokio nerimto. Tai mes tiesiog nueinam ant bele kokio itemo. Tarkim, man patinka, šitas megztinis, bum, aš jį pasilaikinu. Jau Depopas mato, kad tu esi aktyvus ir mažesnis šansas, kad bus kažkokias nesąmonės, kad tenais rinksi mažai viewsų ar kažko. Tada kitas dalykas. Nueinat į savo settingus, parašot į bio ten kažką, tarkim, trusted seller, tenais 1 to 2 week shipping, dėl to, kad mes iš Kinijos siunčiam, tai tą kitą dieną negaus tikrai. Ir rašot no returns, kad tiesiog nebūtų jokių nesąmonių. Aišku, pridedat emočiukų, visokių tenais dar visokių nesąmonių ir you're good to go. Kitas dalykas. Jums reikia eiti, aišku, į jūsų profilį, kad galėtumėt listinti fotkės į your profile. Tada nueinat į šitą, į AliExpress'ą. Šičia. Gerai. Ir ieškot kažkokių rūbų, kurios manot, kad gerai parsiduotų Depop platformoje. Tarkim, atrandam šitą hoodie. Ok, aš čia spėju bus brangus shippingas. Ne, shippingas yra visiškai free, jis kainuoja 10 eurų šitas hoodie. Jums tiesiog jį reikia susifotkinti. Ką aš darysiu? Aš paimsiu, spausiu Ctrl, Shift, Windows ir S, susimaišiau. Ir pasižymėsiu visą šitą fotkę. Nežinau, teisingai, bam, nusifotkinau, tada einu į čia, list an item, spaudžiu list an item, addinu šitą, boom. Pirma fotkė yra, aišku, kur čia labai yra nedaug foto, tai nelabai bus gerai dėl to, kad žmonės nori matyti daugiau foto, bet aš noriu tiesiog jums parodyti, kaip maždaug viskas veikia, visas procesas. Susimaišau. Tai va. Kai įmeti daugiau fotkių, jums gali tas Depopas padaryti automatišką AI tą pavadinimą, bet tarkim, čia pasižiūrim, tiesiog galim nusikopijuot pavadinimą iš pačio AliExpresso ir jį įrašyti čionais. Aišku, čia ne jacket yra, tai ištrinam American Retro Star Letter Printed Zipper Hoodie for Men and Women Y2K. Viskas zaibys. Atsiprašau už keiksmus. Paspaudžiu Men and Hoodies brand. Swag. Volkswagen tiesiog yra, tai manau galima be. Brand new. Size. Tiesiog pasirinkti, koks ten buvo listingė. Source. Čia manau nėra būtina. Ir žodžiu, pasirinkit visus šitos dalykus. Item price. Aišku, čia pas mane parinktas United States accountas, tai aš iš tikrųjų nežinau, kaip jame čia veiks viskas, bet ant savo main accounto yra Lietuva, bet gal čia kažkaip daugiau atneš pardavimų, aš iš tikrųjų nežinau, bet yra šansas, reikia testuoti ir tiesiog jo. Tai tarkim rašysiu, viskai nuo 10 eurų, tai galim sakyti, kad 299, boom, bam, city. Man rodos galima be city, tada medium, offer worldwide shipping. Pasidarot shippingą, kokį jūs norit, pagal kiek jums reikės. Dažniausiai siūlyčiau naudoti pagal tą, kur parašytas čionais ant ekrano, free shippingas. Jūs galite free pasidaryti tada šitai prekiai būtent.
Ir tiesiog manos 0 parašai ir bus gerai. Ir jo shipping adresą čia reikia parašyti. Aš čia dabar nerašysiu, bet maždaug tame ir metodas yra. Jeigu norėsi daugiau video ant šito metodo, tai aš tikrai sukursiu. Aš tiesiog neturiu dabar akaunto ir kai darys šitą metodą, jūs galite daryti ant telefono, bus žymiai patogiau. Aš bent jau darau per telefoną, tiesiog nusiskrinčiotini, sukarpai ir tiesiog įdedi. Bet ką dar pasakysiu, kad ieškokit, kur daugiau nuotraukų būtų, nes čia, kaip matot, yra tik tokios nuotraukos, bet galima rasti, tarkime, boom, einam ant šito hoodie. Ir kaip matot, tiesiog, irgi vienas foto, bet va šitas va yra kur už 20 €, čia yra daugiau detalesnių fotkių, kurias galėsite panaudoti ir tikrai atneš daugiau sielų. Kitas dalykas, reikia turėti labai daug prispaminčių, reikia tiesiog žiauriai daug dėt, nes didėjęs šansas, kad tiesiog gaus pardavimą, nes pas jumis akauntas bus kaip visas katalogas, žmogus tiesiog žiūrės, opa, tiek kitų rūbų yra. Ir jo metodas maždaug toks yra, nėra sunkus, tiesiog reikia biškį laiko įdėti ir viskas. Jeigu kažko reikia, klauskit, jungitės į Discordą, palieku Discordą aprašyme ir sėkmės Šaika. Ir va, štai toks tas metodas yra, jisai nėra kažkoks komplikuotas, gal video biškį atrodo dėl to, kad aš tiesiog naudau visiškai naują akauntą, kur nepasitapinta niekas, bet jum vintas pats, ne vintas, kodėl aš, vintas sakau, depopas jum pats padės ten viską susetapinti ir tiesiog bus paprasčiau. O ką dar, jeigu kažkas neaišku bus, manau, galite rašyti į komentarus, pasakykit, ar patiko iš viso video, nes šitas video aplamai turėjo būti ne pirmas, o nežinau kelintas, nes aš pirmą video dar iki šiandien kuriu, nes, tiesiog vlogo type of video dariau ir laukiu restoko. Ir kai bus restokas, dar vienas video bus. Tai parašykit, ar patiko, numeskit laiką, numeskit subscribe ir davai Šaika.